Ta sveikata, aišku, jeigu žiūrėti ilgalaikiai perspektyvai, vis tiek mes jūroje visi esam veikiami labai daug tų faktorių. Yra ir vibracija, ir triukšmas, ir supimas, ir pačios darbo sąlygos yra ir kenksmingesnių darbų, ir mažiau kenksmingų darbų. Visa tai turi įtakos. Aišku, po reiso mes turim laiko pailsėti, kažkur tai reabilituotis ir atsigauti, bet su laiku pastebim, tarkim, kad ar kojas daugiau skauda, ar dar kažką nuo to vaikščiojimo, ar, tarkim, nuo to pačio žiūrėjimo į tuos ekranus visus, ar koks regėjimas gal truputėlį prastėja, ar dar kažkas. Tai yra, daug yra, be galo daug tų faktorių ir jų tikrai neišvengsim. Asmeniškai yra tekę dar labai senai, kada vyr padėjėjų dar dirbau, kada mes plaukom iš Klaipėdos į Vokietiją ir vienas vairuotojas padauginęs alkoholio persipjovė savo venas. Mes dar netoli buvom nuo Klaipėdos nuplaukę, tai iškvietė tada mane keleivinis padėjėjas. Su kapitonu pasitarėm, kad vis tik tai verta grįžti atgal į Klaipėdą. Apsukom laivą, sugrįžom, čia Locmaninis kateris priėmė į ligoninę ir jį susiuvo.